Pirmas dalykas, tai tikrai džiaugiamės šiandieninę galimybę, kurią turėjome ir buvom informuoti apie labai svarbaus mūsų vyriausybei, visai valstybei projekto suskystintų dujų terminalo statybos pažangą. Ir tikrai džiaugiuosi matydamas Klaipėdos naftos suburtą komandą, jauną energingą komandą, kuri šį projektą vysto ir plėtoja. Ir vietos parinkimas, jis toliau bus derinamas ir tikimės, kad tas derinimas bus sėkmingas. Tai priklauso be abejo ir Klaipėdos naftos, ir Klaipėdos uosto, ir Klaipėdos savivaldybės administracijos reikalai. Bet svarbiausias dalykas iš tikrųjų yra tai, kad suskystintų dujų terminalas Lietuvai yra labai svarbus ir visi tai suprantam kaip labai svarbų bendrą projektą, kurio įgyvendimas leistų Lietuvai turėti galimybę gauti alternatyvių dujų tiekimą ir tai leistų vartotojams nebūti priklausomam nuo vienų monopolinių tiekėjų, kurie tokiu atveju diktuoja ir nepalankės vartotojams dujų kainas. Ir pagal visą planavimą 14 metų bėgyje mes jau turėtumėm turėti suskystintų dujų terminalą, saugų, patikimą, modernų, kuriame būtų naudojamos moderniausios technologijos. Ir iki to laiko taip pat turėtumėm išspręsti ir pakankamai svarbius darbus, kad toks terminalas galėtų būti efektyviai naudojamas. Jį reikia sujungti su magistraliniais dujotiekiais. Ir magistraliniuose dujotekiuose reikia įgyvendinti vadinamas Europos energetikos trečiasis direktyvas, kurios magistralinių dujotekių valdymą išvaduotų nuo dabar esančių monopolinių tiekėjų priklausomybės. Jūs paminėjote pažangą dėl terminalo. Kokia ta pažanga, kokią jūs galite pasakyti, be komandos suformavimo? Aš suprantu, kad visi labai norėtų matyti, kad mes čia atvažiavę jau imtumėm kastuvą ir kastumėm, reiškia, pamatų duobę, bet iš tiesų pradinė stadija, planavimo stadija eina tikrai, mano manimu, labai gerai į priekį. Yra iš tikrųjų darbų, kuriuos turime visi kartu atlikti ir sakysime, ir susietų su planavimo, su pasirengimu visiems planavimo darbam, ir dėl kai kurių sklypų priskirimo uosto nuosavybei, uosto disponavimo ir taip toliau, tai tuos dalykus turi spręsti ir vyriausybė, ir mes čia tikrai irgi viską padarysim, kad tai būtų išspręsta. Ar tikite? Kada galėtų būti? Reali pradžia, bet ką mes... Statybos, kaip žinote, yra pasirinkta, matyt, preferencinė technologija, tai vadinama plaukiojančio tanklaivio technologija, kitaip sakant, tanklaivis, kuriame įrengta visa įranga ir jisai būtų kaip ir švartuotas prie krantinių ir būtų naudojamas kaip ta įranga, kuri priima atvežtas suskystintas dujas ir jose yra verčiama į vamzdynus tiekiamas dujas, tai šiuo atžvilgiu statybų didelių nelabai ir pamatysim. Kitaip sakant, aš irgi norėjau klausti, kur man tą kastuvą būtų galima čia įkasti. Tai iš tikrųjų tų statybų didelių ir nebus, bet visi pasirinkimo darbai, kaip jau sakiau, planavimo darbai jie vyksta pakankamai efektyviai ir nuosekliai. O tikite, kad prasidės dar jūsų kadencijai? Nebus taip, kad kaip jūs, pavyzdžiui, nedaugė pasikeis valdžia ir peržiūrės, kaip jūs peržiūrėt Sochemo projektą? Mes tikimės, kad jau kitais metais realūs darbai, investiciniai darbai bus pradėti įgyvendinti. Ir šiuo atžvilgiu aš tikrai turiu pasakyti, kad pasirinkimas suskystintų dujų terminalo statybai, taip kaip jis yra dabar daromas, yra tikrai visiškai kitokio lygmens, negu kas nors buvo bandoma daryti iki šiol. Naujasis meras sakė, kad reikia spręsti galimybę kalbėti apie kompensaciją miestui, miestiečiams, nes toks objektas atsiranda. Galimas pasipriešinimas, kaip dirbsite šią linkmę? Na tai čia gal kaip tik kompanijos vadovai, Klaipėdos naftos vadovai ir projekto vystytojai, jie galėtų detaliau pasakyti. Aš manau, kad tikrai bus rasti tinkami sprendimai. Europos Sąjunga yra pareiškusi, kad norėtų matyti Baltijos šalyse vieną terminalą, bet visgi kalbama apie suskystintų dujų terminalus ir Lietuvoje, ir Latvijoje. Ką jūs į tai?
Na, mūsų įsitikinimu yra labai svarbu tempas. Galima ilgai diskutuoti, dar dešimtmečius diskutuoti, kur čia būtų geriau statyti, nes yra iniciatyvų ir Rygoje, ir Taline, ir prie Talino statyti terminalus. Tai tos diskusijos jos gali labai ilgai užsitęsti. Mes esame įsitikinę, kad reikia statyti greitai, tam, kad greičiau išsivaduotumėm iš monopolinių vien tik tai Gazpromo dujų tiekimų. Ir, kaip jau sakiau, mes matom visas galimybės 14 metais jau terminalą turėti ir tuo atveju jisai galėtų tapti ir būti naudojamas tiek, kiek to reikės ir kaip regioninis terminalas. Bet kuriuo atveju, kaip rodo visa pasaulio dujų rinkų kaita, suskystintos dujos tampa vis plačiau naudojamos kaip alternatyva, sakykime taip, vamzdiniam dujom. Šiuo metu jų kainos pasaulio rinkose suskystintų dujų yra palankesnės, negu mes, pavyzdžiui, dabar gauname iš Gazpromo dujas. Ir todėl galima prognozuoti, kad suskystintų dujų vartojimas ir visam Baltijos regione gali darytis vis intensyvesnis ir tuo atveju nemanyčiau, kad reikėtų galvoti, kad vienintelis terminalas tik tai, pavyzdžiui, Klaipėdoje ar kur nors kitur statomas būtų vienintelis, kuris būtų pastatytas Baltijos šalyse. Jeigu 14 turėsim terminalą, kada gyventojai gali tikėtis dujų atpigimo? Nu, tai terminalas, jeigu turėsim terminalą, jis turi būti turimas toks, kad atgabentos į dujos jau būtų tiekiamos vartotojams. Tai todėl aš taip ir skaičiuočiau, kad po 14 metų mes jau galėtumėm naudoti jį tam, kad vartotojai gautų konkurencingas dujų kainas ir tuo būdu iš tikrųjų mes išsivaduotume iš tų priklausomybių, kokias dabar turime.